Labas rytas. Nu ką, keliaujamės į Burgos. Apsirengėm lyg. Norėčiau pasakyti, kad visą kelionę norėjau į Burgos. Neįsivaizduoju, kas per miestas, bet manau, kad bus labai gerai. Tai va, apsirengėm baisiam lietui. Ne, bet lietus kaip tik ir pasigailėjo mūsų. Jis sako, liūtis iki pietų, žinai. Čia toksai dabar dar gana apsiniaukė. Ne, jokio vandens nėra iš dangaus. Viskas okei. Albergė buvo prabangi. Sienas turėjom, kambariuką turėjom. Ja. Ir buvo kambariukas. Rozetė prie kiekvienos lovos. Jo, rozetė Paprasti dalykai gyvenime. Čia prabanga yra, kai telefoną gali karsikrauti iš savo rozetės, žinai. Gyvenam su labai daug italų, tai padarė vakarienę vakar ir labai daug reikia. Jo, mamacito, ne mamacito, jos. Mamasitos. Mamacito tai čia hispaniškai, nežinau kaip, bet iš tikrųjų, jo, ta tokia dvi mamos su dviem dukrom eina, tai jos ten tokį padaro, reiškia, įspūdį visos Italijos, reikiančios tokios. Gerai. Labai gerai. Tai va, šiandien truputį užsėdau ant savo akinių ir pakreipiau rėmą jų. Tai dabar nežinau, kaip čia bus. Nu, pažiūrėti kartais galėsiu žinutės, žinai, bet šiaip tai galbūt nebenešiosiu jau. Pagalvojau, kad iš tikrųjų šiandien, iš viso kelionė šitoje, tai tokių vat kaip ir matyti atims iš mūsų kažką tai dar. Visą laiką atiminėja, tai kojinės, tai akinius sulaužiau, tai dabar dar kažką, tai žinai, tai vos lasdas savo atsirinkom, žinai, kažkas tai irgi tokias pačias nusipirkę, žinai, reikia būtinai ženklinti, nes albergiai visi kraunam į vieną kibirą viską. Jo, tai labai svarbu paskui reiškia. Čia buvo tokių pačių yra 3 poros buvo. Tai vis tiek pagal požymus kažkokius reikia atskirti jas. Tai va. Nu, jėgų yra, pinigų dar irgi. Sveikatos irgi. Sveikatos turi, žinai. Va, Eglė iš tikrųjų rytais apsilipdo kojas, reiškia, kaip mumija jinai. Jinai aplipdyta apačia, žinai, visa. Ateis iki Santiago tokia suviniota. Aš eisiu pėdų masažą po Santiago. Jo, mes tokių svajonių čia dabar turime, visokiausiai ir masažai, kad bus ir, žodžiu, pareisi, tai čia, sakysi, jo, nusipelniau. Tai va, tai linksma, iš esmės yra linksma, yra džiugu labai gyventi su tai žmonėm, žinai, ir tas toks netrukdo visiškai, žinai, kalbėjimas kiekvienas savo kalba, žinai, ir pasižiūri ir sako, ojej, okei, šaukia, žinai, nu, yra vienas ispanas, kuris dirbo Lenkijai. Tai su manim lenkiškai pašneka kartais, žinai. Ir atvažiavo 2 brazilai vakar ir jinai norėjo plauti rūbus ir aš sakau, čia reikia savo ploviklį atsinešti. Ir jinai nešneka angliškai, aš nešneku brazilietiškai, portugališkai, kaip čia, portugalų kalba, bet susišnekėjom. Na. Va, taip ir susišnekė. Žiūri į akis ir supranti, žinai, ko žmogus nori. Žinai, jo, daug žiūrėjimų į akis tokia yra. Iš tikrųjų, kas čia tokia gerumo pilna. Labai. Nu ką, brangiai. Įžengiam toliau. Bon camino.